patirs kelyje. Tas mūsų susivėlinimas, tai dabar jau pasižiūrėjau, ką tik į laikrodį yra 13:40, tai prie sienos būsim gan vėlai, bet kaip ir kalbėjom vakar, šiandienos planas yra išvažiuoti iš Lietuvos, pervažiuoti visą Lenkiją ir kirsti Lenkijos-Ukrainos sieną. Važiuojam 3 automobiliais, reiškia fūrą vejamės 3 automobiliais, 2 mikroautobusai ir vienas šaranas, minivenas, tai yra šaranas, kurį Kęstučio dėka atiduosim jūrų pėstininkų artilerijos divizionui kažkur Chersono apylinkėse. Truputis informacijos, kaip sekasi mūsų fūrai, tai šiandien iš ryto gavom tokią įdomią informaciją, kad vilkikas iš pirmo karto nebuvo praleistas per sieną, nes Lenkijos muitininkai paprašė kažkokio mistinio kodo. Mes jau įsivaizdavom, kad jau visus dokumentus sutvarkėm tvarkingai, visą kitą, paprašė kažkokio mistinio kodo. Ir vairuotojui bandant išsiaiškinti, kas tai per kodas, tai įsivaizduokit maždaug žmogus, kuris reikalauja, jis turėtų paaiškinti, ko jis reikalauja. Bet mūsų vairuotojas taip ir nesuprato, ar dėl kalbos barjero, ar dėl kažkokių tai kitų niuansų. Žinot, ukrainietis kalbasi su lenku. Kas užsibaigė tuo, kad jam netgi, turiu omeny mūsų vairuotojui, Lenkijos muitininkas netgi pagrasino baudomis. Maždaug, ką tu čia dar aiškinės, davai pateiki dokumentus arba to gausi debesį baudų. O vairuotojas, kadangi nenaujokas, priėmė tokį sprendimą palaukti, kol pasikeis pamaina, kur galbūt atsiras žmogus, kuris sugebės paaiškinti, ką jis dar turi pateikti. Ir pamainai pasikeitus, viskas išsisprendė labai paprastai. Atsiliepė, tiesiog gavo nuorodą į Lenkijos muitinės tarpininkus, kurie sutvarkė dokumentus už kažkokią labai simbolinę sumą. Tai praktiškai pagrindinis krovinys, didžiausias krovinys, fūra, sieną kirto ir viskas okei. Mes vejamės ir pasivysim jį jau pagrindinį krovinį Kijeve. Tai situacija samam momentui tokia. Ir kaip mums seksis, duosim žinot. Savanoriai jau pasiteiravo, ar turim šarvinės liemenes, ar visiems užteks šarvinių liemenių ir šalmų. Tai patikinau, kad tikrai turim, tiek kiek reikia, kiekvienas turi šarvus, šarvinės liemenes, turnikėtus spaudžiamosius tvarsčius, tamponažus, turim vaistų paprastų nuskausminamųjų, turiu omeny tabletėmis ir turime dar ir leidžiamųjų, kad poveikis būtų greitesnis, jeigu reikia. Kadangi kelionė, kaip mes planuojam, truks apie 12-14 dienų, grubiai tariant 2 savaitės, tai žinot, pirmosiomis dienomis, kaip ir aš dabar, kupinas energijos, čia viskas gerai, čia pagaliau išvažiuojam, valiau ir taip toliau. O kai bus jau kokia 5, 7, 9 ar 11 ar paskutinė diena, jau tiek energijos, žinau, iš praktikos, kad nebus. Tai labai džiaugiamės, kad turim pamaininį vairuotoją, tiksliau tariant, visos mašinos turi vairuotojus plus vienas. Tai reiškia, bet kuris vairuojantis vairuotojas gali būti bet kada pakeistas. Jeigu pervargs, pavargs, ar ten sukils temperatūra, sunegaluos,
kas tokio, nes aš tikiuosi, jūs miegat gerai, įsimiegat, bet man kartais būna taip, kad sunkiau išsimiego arba blogiau išsimiego, aišku, nes, žinot, ne savi namai, vietos keičiasi, tai vienoj, tai kitoj vietoj. Ir yra toks dalykas kaip kaupiamasis nuovargis, trupai, aišku, tie, kas yra kariai arba dirbę naktinėmis pamainomis, žino, kas tai yra, kai sutrinka vidinis laikrodis arba, grubiai tariant, vieną parą aš pamiegau 6 valandas, kitą parą dar 6, tai jau minus 4 valandos. Dar jeigu mes norėsim truputį toliau greičiau nuvažiuoti per trumpesnį laiką, tikrai būna taip, kad arba užstringam ant sienos, yra buvę taip, kad pamiegi tik tai 4 valandas ir jau žiūrėk 3-4 paroj jau pasidaro tas nedamiegojimas ir nuovargis. Tai apie visokius tokius smulkius niuansus papasakosim kelionės eigoje. Automobiliai, su kuriais važiuojam, tai šitas yra Mercedes Vito, senas modelis 1995 metų, jeigu neklystu, bet jis yra pritaikytas kelionėms. Ir kelionės metu pagrindinė jo paskirtis važiuojant į priekį, tai ten yra staliukas ir patogi kėdė, kur Raiva bet kada gali išjungti kompiuterį ir tvarkyti įvairiausius kelionės ir įmonės dokumentus, tiek susijusius su Lietuva. Grubiai tariant, všį mes, jeigu įmonės mus remia ypatingai didesnėm sumom arba rimtesniais kroviniais, tai yra bendradarbiavimo sutarčių pasirašinėjimas, įvairiausi administraciniai, buhalteriniai darbai. O atgal važiuojant, šito automobilio paskirtis bus parvežti vairuotojus, kurie paliks tenai mašinas. Tai šį kartą vežam nedaug, šį kartą paliksim tik tai vieną automobilį, nes kiti dar yra prieš kelioninėse apžiūrose, tai yra tepalai, filtrai, važiuoklės patikrinimai. Ir Arūnas jau yra pasižadėjęs grįžęs po šito reiso vėl šokti į automobilį ir jį nugabenti iki Kijevo. Tai toks dalykas. Tai kaip sakant, važiuojam ir planuojam jau 2 savaitės į priekį. Taip pat kelionės metu kalbėsimės su Aiva ir tarsimės apie sekančią didesnę akciją Ukrainos kariams. Tai aš manau, tai sekančią akciją vis tiek mes pririšim prie kažkokios tai datos ar šventės ir tai greičiausiai bus jau pavasarinis reikalas. Ir manau, kad jeigu kas 3 mėnesiai, tai būtų labai smagu, jeigu kas 3 mėnesiai arba tiksliau kiekvieną ketvirtį ir 4 kartus per metus mes galėtume padaryti bent 4 stambesnės akcijas. Tai būtų visai neblogai, bet kol kas tai yra tik tai planas, tik tai mintis ir kaip mums seksis, viską parodys laikas. Tai ačiū Jums, kad remiate. Kelionės metu dar darysim įvairiausius įrašus. Tai vienas iš mūsų savanorių šiame reise, kuris dar nevažiavo nė karto taip toli, kaip važiuosim šį kartą, yra didelis ūkininkas iš Biržų, Romualdas. Tai biržiečiai visi jį, esu tikras, kad žino, pažįsta. Tai tiek žinių. Ir jeigu savanoriai sutiks, tai pakalbinsim ir juos. Ir jie papasako savo įspūdžius. Gal tik apie šią kelionę, gal ir apie praeitas. Tai
ačiū, kad remiat, ačiū, kad stebit mus. Rašykit, komentuokit, gal turit kokių patarimų. Mielai priimsim ir mokinsimės iš jūsų. Iki sekančių įrašų. Sėkmės, mums gero kelio, nesprogusių padangų, nesudegusių generatorių, kaip praeitą kartą. Praeitos kelionės metu net 2 generatoriai sudegė. Bet kažkaip padarėm. Iki, sėkmės. Vietiniu laiku turim 2 valandą 3 minutės. Pagaliau atvažiavom į nakvynės vietą, išsiskirstėm po kambarius. Aišku, tokiu laiku, ką mes turim, tai turim kuro kolonėlių maistą su paštekos. Kaip sakant, nebadaujam. Ką darom, tai kad su telefonais važiuojant nei gerai, nei patogu, nei saugu bendrauti, tai turim radijo stotis. 2 akumuliatoriai geri, vieną reikia pakrauti. Tai rytoj norėtumėm būti Kijeve, stengsimės būti maždaug iki pietų, sakykime, pietų metu su šviesa ir darysim fūros iškrovimą, kuri šią naktį turėjo atvažiuoti. Kaip turėjo atvažiuoti, neturėjo atvažiuoti, iš tikrųjų atvažiavo į Kijevą, bet aišku, naktį irgi nieko nevyks, tai kol mūsų kolega ukrainietis suderins visus iškrovimo reikalus tenai, tai mes jau būsim vietoj ir tada duosim jum vaizdų, kaip mums sekasi iškrovimas, kaip atrodo tas sandėlys ir visą kitą. Tenai tokie reikalai. Dabar aišku, kol dar išsimaudysim visą kitą, tai aš manau, kad kokią į lovą sukrisim apie 3 nakties ir pusryčiai nuo 7, tai kiek mes turėsim laiko pamiegoti. Taip, reiškia iki 7 4 valandas, iki 8 5 valandas. Tai parašysim į bendrą chatą, kad duosim žmonėmis įmiegoti 5 valandas šiąnakt. Ir 9 jau mašinos patikrintos ir visi sušokiai ir 9 lekia. Tai tokia štai dienos pabaiga, kol kas viskas vyksta pagal planą, kaip ir planavom šiandien kirsti sieną, taip ir kirtom, pakankamai sėkmingai, be didelių kabliukų. 3 mašinos su 3 mašinom pralėkėm per 40 minučių, tai aš skaitau labai gerai. Visi mandagus, tiek Lenkų jaunas muitininkas mandagus, ukrainiečiai, nepaisant tai, kad jau vėlus metas, nebuvo jokių nesklandumų, tai kol kas viskas vyksta labai gerai ir tuo ir džiaugiamės. Tai ačiū Jums ir iki kitų susitikimų.